ar tie pinigai atneša laimę? Tik tai dirbsi vienas susidaręs, jokie draugai, šeima mažai matau, važiuoju centas į centą, pinigų trūkumas. Dokumentus sutvarkyti, tai čia yra pakankamai sunku. Košmaras buvo. Kiek kainavo įvažiavimas? Aš sako, žiūrėk, migrantas tas jau jisai 1000 už nugaros šneka. Kaip psichologiškai nepalūžti? Pradėjau savim nepasitikėti, kažkur abejot, kažkur kažkas pasako. Daugiau mašinų, didesnį namą, daugiau kelionių. Milijonas tai yra niekas, jis gali va taip ištirpti. Šiandien mano pašnekovas Andrius Voveris, kurio gyvenimo kelionė tęsiasi nuo Lietuvos iki Anglijos, nuo Anglijos iki Amerikos. Jisai yra ne tik mano vyras, bet ir ilgalaikio verslo žinovas. Tai Andriau, papasakok man, kaip išvykai iš tos Lietuvos ir būtent į Angliją? Oi, tai išvykau labai seniai, gal 99 metais. Po 2 metų studijų ar po 3 metų studijų išvažiavau kažkaip pasibandyti. Draugas pakvietė atvažiuoti į Angliją, tai važiavom, dirbom gėlių fabrike. Tai neilgai ten padirbom, keletą mėnesių ten padirbom, gal pusę metų. Ir kažkaip pabėgom visi į Londoną, kažkaip laimės ieškoti. Kaip pavyko, kitais laikais buvo negalima atvažiuoti į Angliją. Kaip pavyko tau? Kažkaip, nežinau, daug kas ten važiavo, kažkaip, atsimenu, dar už pinigų žmogus vežė ten, kažkaip ten darė, kad mes ten kažkokią ten verslą važiavom daryti į Angliją. Kiek kainavo įvažiavimas, atsimeni? Man atrodo, gal $1000 tais laikais, kažkaip labai sunku, ar 1000 svarų gal, kažkaip, kad kažkiek daviau, kažkiek tėvai davė, man atrodo, bet paskui kažkaip atidirbau tam žmogui, užsidirbau, sumokėjau aš jam. Svaras atsimenu. Bet jo labai seniai buvo, bet kažkoks mokestis buvo, gal apie 1000 ar kažkas tokio. Atsimenu. 4 mus vežė, 3 vežė, tas vairuotojas ir 3 mus vežė, tai įvežė ir kažkaip jau taip ir papuoliau ten. Tai kiek metų iš viso esi praleidęs Anglijoje? 15 metų. Kaip atsidūrė Amerikoje? Atsidūriau per tave, prikalbinai, kalbėjai. Ne, kažkaip taip organiškai gavosi, kad turėjau žalią kortą laimėjęs Amerikoje ir važinėjau kiekvienais metais prisiregistruoti, nes jeigu nevažiuoji, tada prarandi tą žalią kortą, kažkaip atvažiuodavau, draugus aplankydavau čia Čikagoje, pasibūdavau, paskui šiltus kraštus nuvažiuodavau kažkur į Karibus. Taip ir važinėjau iš Anglijos, paskui kažkaip tave sutikau, pradėjai kalbinti, gal važiuojam, nu kažkaip įkalbinai mane. Tai nesigaili? Nu, nesigailiu, nieko nesigailiu gyvenime, kai jau 10 metų, realiai jau 15 metų Anglijoje ir 10 metų Amerikoje. 11. 11 jau. 11. Nu, kažkur taip, plius minus, ten jau taip labai smulkiai neskaičiuoju. Kaip tavo gyvenime atsirado logistika ir kodėl pasirinkai būtent logistiką? Jo, dėl logistikos tai labai paprastai, nes aš labai daug metų nekilnojamam turte, kaip pasakyti, buvau, investavau, bet mano čia visi draugai Čikagoje, nu daug draugų, ta prasme, logistikui buvo ir kažkaip jie taip, kažkaip kaip ir įkalbino, norėjau su nekilnojamu turtu, kažkaip ir gal ir pats norėjau iš tikrųjų pabandyti kažką kito, nes toksai kartais darai tą patį, kažką nusibosta, norisi gal kažko kitą pabandyti, tai kažkaip taip gavosi gal organiškai, daug kas čia tų logistikui dirbo, verslavo ir kažkaip norėjau pats pabandyti. Gal gali šiek tiek patvirauti ir pasidalinti pačiais sunkiausiais verslo momentais, nes, žinai, kaip ir visam versle būna ir sunku, ir lengva, ir dažniausiai nieks nemato tų sunkių akimirkų. Tai kas tau pačiam buvo pats sunkiausias dalykas? Nežinau, sunkiausia gal aišku visą laiką būna gal ta pradžia. Vis tiek, kaip pavyzdžiui, atvažiavome į Ameriką, jau buvau pripratęs gyventi Londone, man ten Londone kaip namai buvo, mano šeima gyvena, mano draugai, tu nori susiremontuoti mašiną, tu žinai, kur nuvažiuoti susiremontuoti, nu kaip pavyzdys, mašiną, bet ką, pas dantistą, pas daktarą, tu viską žinai. Atvažiuoji į naują šalį, vis tiek viskas čia skirtingai. Tu turi viską iš naujo klausinėtis, mokintis ir kaip ir panašiai, bet vis tiek skirtingai. Tai trūko labai šeimos, tai toksai draugų, tokio gal palaikymo, toksai,
Nes, kaip ir sakau, labai svarbus tas balansas irgi, ne vien tik tai, kad pinigai. Turi balansas būti irgi, turi skirti laiko su draugais pabūti ir su šeima. Ir tas eina visas į tą laimę. Nes jeigu tu tik tai dirbsi vienas susidaręs, tai ir buvo man taip, kad aš vienu metu užsidariau, jokie draugai, ten šeima mažai matau. Ir ta prasme, verslas irgi pradžia sunku. Ten važiuoji centas į centą, pinigų trūkumas, ta prasme, kiekvienam startuolio biznį ten visą laiką tų pinigų trūkumas buvo ir bus. Čia nėra, kad čia pradėjai ir jau krenta pinigai. Tai visur taip labai prasidėjo darytis blogai ir tiek psichologiškai, tiek ir su šeima sunku, ir vaikai ką tik gimė buvo, ir tu pati buvai pervargus, nedamiegojus, įsivaizduokit, pametinukai ten. Tik pagimdė ir vėl pastojo. Tai ta prasme, ir dar kai su vienu buvom, bet vis tiek jau tau sunku buvo ir psichologiškai pačiai. Tai ir tau buvo blogai, ir man pati pradžia, ir aš ten toksai vien tik tai dirbau, nei draugų, nei pažįstamų, nei, ten buvo ten keli draugai, ten pažįstami, bet vis tiek nebuvo, kad ten susitikinėjai, pasišnekė. Londone kažkaip man buvo kitaip, kad ir biški prašiau, bet susitinki, su kažkuo pasitari. Tiek šeima buvo, mama buvo, sesė. Tai gal tas, tie pirmi man 3 metai, man čia košmaras buvo, ta prasme, labai sunku buvo. Tiek psichologiškai, ir aš dabar kažkaip, taip kaip prisimenu, aš galvoju, iš kur pas mane čia tos tiek energijos buvo, kaip aš taip nieko nebijojau, taip, ta prasme, ir čia vaikai gimė neseniai. Einu ten, lendu vis tiek į tą logistiką, ten visus pinigus kišu toksai, nežinau, bet kažkoks buvo tas toksai pasitikėjimas savim, kad aš nefeilinsiu, kad viskas bus gerai, kažkaip įsivažiuosim, bet kažkaip bet paskui kažkaip jau viską jau vėl pradedėjau žinot, kur ten, kaip ir mašiną susitvarkyti, tą daktarai jau viską vėl. Sapnuodavai Londoną. Atsimeni, pirmus metus, 3 metus sapnuodavau gatvės, kur einu, kur draugai ten, ta prasme, vis tiek man tokie jau buvo ten kaip namai, nes realiai, aš iki 18 metų ten, ne iki 18, iki 19 ar 20 aš pragyvenau Lietuvoje, tai realiai ten pati ta vaikystė, ten nelabai buvo, ten to brendimo amžiaus ten per daug. Išvažiavau ir paskui kažkaip pripratau tam Londone, taip, viskas buvo gerai, ir verslas buvo, ir šeima, ir draugai, ir toksai aš jau jaučiausi savo rogėse, toks buvau pasitikinti savim. Tai aš per tos 3 metus aš taip praradau savim pasitikėjimą, toks kaip žmogus, aš labai toksai pradėjau savim nepasitikėti. Toks kažkur abejot, kažkur kažkas pasako, kažkaip abejoju. Tai man tie 3 metai, turbūt gal psichologiškai buvau palūžęs. Atsimenu, labai reaguodavai į komentarus visokius. Kažkas ten, ar kažką užpavydėdavo, ar kažką labai imdavai. Kažkas taip, taip kažkaip labai jautriai, taip kažkaip į viską reaguodavau. Tai tas gal iš tikrųjų sunkiausias momentas buvo, nes vis tiek šeima, draugai, palaikymas yra vienas iš tų laimės objektų. Faktorių, Tai tas gal sunkiausias buvo, bet primenu vėl, Anglija irgi lygiai buvo tas pats, kai atvažiavau, ten nuo pat pradžių irgi nei šeimos nieko, ten buvo keli draugai, tai irgi ten pirmi 2 metai irgi buvo sunku, labai 3 metai ir jie labai psichologiškai buvo sunku. Paskui jau kaip ten viską įsikūriau, jau tada jau draugai pažįstami, jau kažkaip ir mama atvažiavo liktai. Tai kažkaip lengviau pasidarė, tikrai geriau, vėl pradėjo viskas gerai eiti. Tai sakyčiau, tie migracijos pirmi 3 metai labai sunku. Adaptaciniai. Adaptaciniai, o dar plus dar jeigu ten bandai ir ten įsidarbinti kažkur, ar ten verslą kurti ir taip toliau. Tai kiek tau buvo metų, kai uždirbai pirmąjį milijoną? Tai čia žiūrint kaip skaičiuosi, jeigu taip turto atžvilgių, tai aš jau seniai, gal 30 metų buvo, aš jau turėjau daug nekilnojamo prisipirkęs, bet kad taip fiziškai laikyti milijonus, tai netoli 40 gal pasiekė, kaip jau pradėjau taip grinais laikyti tiek įmonėse. Tai aš esu girdėjusi, kad uždirbti milijoną labai sunku, bet jį išlaikyti dar sunkiau. Jo. Čia tas tiesa.
ypatingai kai esi tokiam banguojančiam bizniui kaip logistika. Tai su nekilnojamo turtu tai taip stabiliau, taip mažiau uždirbi, bet taip kaip viskas stabiliau, taip lėčiau viskas stabiliau, tas turtas kyla auga, bet su logistika logistika yra paveikiama labai daug politikos, šiaip krizių daug yra, ten kas 2-3 metai krizės pastoviai, tai toks sviruojantis biznis, tai 2 metai gerai, 2 metai blogai, tai turi kažkaip įsisaugoti, kažkaip turi išlikti tame. Ir kaip psichologiškai nepalūžti? Matai, reikia kažkaip nusistatyti, arba tu susitaikai, pradžioje labai buvo sunku, tas toksai, nes nekilnojimo turte, tai toks, ten 2018 buvo ta krizė, bet manęs kažkaip beveik iš vis ten nepaveikė, nes pas mane ten tie būtai namai išnuomoti buvo, kažkaip su nuoma viskas gerai buvo, ten daugiau gal pirkimai tokie pristojo, kad nupirkt kažką parduot, bet šiaip tai su logistika, toksai jisai sviruojantis ir turi susitaikyti, arba tu priėmi, arba ne. Tai jeigu tu nepriimsi, tai reikia ir tada keisti verslą. Tai užtruko man irgi laiko pradžioje, tai labai nervausi, labai nepriėmiau, bet dabar jau susitaikiau, nieko čia nepakeisi. Čia tiesiog net ne mano kaltė, net ne kaip saka, ne viršininko, ne boso kaltė, bet tiesiog taip aplinkybė susiklosto. Toks darbo pobūdis, kaip sakant, toks. Taip, specifika, kaip ir sakau. Tai ar tie pinigai atneša laimę? Žinai, dauguma žmonių įsivaizduoja, kad jau kai turėsiu daug pinigų, tai aš jau čia būsiu jau toks laimingas ir čia realiai man nieko gyvenime netrūksta, tik pinigų. Žinot, mano tokia buvo svajonė, aš tikrai nuo vaikystės norėjau būti, kaip pasakyti, milijonieriam, toksai buvo toks didelis kaifas, toks kaip pirmą kartą turi, toksai pasieki tą tikslą ir toks wow atrodo, bet realiai tai nieks to labai nepasikeičia, tai dabar gal paskutinius tokius 5 metus gal stengiuosi būti laimingu, neturtingu, nes tie turtai tai labai tos laimės neatneša, gal atneša patogumą labiau, bet dabar bandau tokį balansą rasti, kad ir būti ir laimingas, ir kaip pasakyti, ir truputį ir tų pinigų turėti, ir siekti kažką, bet man gal daugiau, nežinau, aš tai labai dažnai kažkada ir tau sakęs esu, kad aš labai verslininkus lyginu su menininkais, nes labai panašiai, nes realiai, jeigu tavo įmonė auga, jeigu kuri kažką pastoviai, tai toks kūrybiškas labai darbas, tu kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę vis keiti su komanda, kažką planuoji, labai daug kūrybos yra, tai mane tas gal labai veža, tai kažkaip paskutiniu metu stengiuosi gal daugiau, kad balansą rasti ir su šeima, ir su sportu, anksčiau labai toksai vienu metu per daug į darbą linkęs buvau, tai toks paskui kažkaip ir sveikatai blogai, ir su šeima blogiau, tai daugiau stengiuosi. Ir tau geresnis būti, ir vaikams. Pastebėjau, tikrai. Ir sau. Bet tai vis tiek pinigai, ką jie atneša, ką duoda, žinai, dauguma žmonių svajoja, kai turėsiu daug, tai tada aš nežinau, ten didesnį namą pirksiu, daugiau mašinų, bet ar tai, nežinau, yra tavo gyvenimo vertybė, ar tau yra prioritetas turėti daugiau mašinų, didesnį namą, daugiau kelionių, prabangesnių kelionių, ar... Matot, aš jums galiu pasakyti taip, kad čia to milijonierių būti, čia šiais laikais nėra kažkas wow. Ta prasme, ypatingai Amerikui tas milijonas tai yra niekas, ta prasme, jis gali taip ištirpti labai greit. Tai gal sakyčiau, gyvenimas labiau pasikeistų ar pasikeičia tiems milijardieriams, kurių jau milijardieriai tampa, jau kurie ten jau nieko neskaičiuoja, jachtos, ten namai, ten po 10 namų, ten ta prasme ir taip toliau, tai gal jiems labiau toksai, man svarbiausia, kad mano šeimai nieko netrūktų, mano vaikams, mano žmonytėjai kažkiek pakeliaut, kažkiek sau leist, bet kažkaip nesinori man į tų didesnių namų kažkaip. Nežinau, aš tokio požiūrio esu biški toksai kaip Warreno Buffetto, kad kas iš to dabar didesnį namą nusipirksi, daugiau reikės priežiūros, daugiau žmonių žolę pjaut, daugiau
tvarkyti jo reikės, daugiau žmonių prižiūrėti ir automatiškai tu savo daugiau tą stresą keliesi, kuo daugiau, arba dabar turėk keletą kokių... Žmonų, va, kaip musulmonai, 4 žmonas, aš įsivaizduoju, kiek reikės. Nu, arba žmonų, arba vacation homes, ten, kai turi ten po 5 namus ten kažkur, tai kiek juos prižiūrėti, ten važiuoti, ten samdyti kažką, valyti ir taip toliau, kažkaip, nežinau, man toks papildomas Stresas, problemas. įtampa. Nu jo, toksai, skambit kažką organizuoti, toksai. Tai va, kol kas viskas gerai, taip kaip yra. Dažnai esi pristatomas kaip sėkmingas žmogus, sėkmingas verslininkas. Tai ar ta žodis sėkmė, nes aš ir pati dažnai irgi girdžiu, bet tai pasisekė, va jam kaip pasisekė. Tai kur yra tas sėkmė ir juodas darbas? Nes, žinai, žmonės nemato to juodo darbo. Kas slypi už to žodžio sėkmė? Nu jo, kartais būna ta sėkmė, aš nesakau, man daug gyvenime pasisekė, kur ir tiek versle. Pavyzdžiui, su žmona. Ir tiek šeimoje jo. Bet buvo daug kartų ir nepasisekė, bet aš tai galvojau kažkaip, kad čia juodas darbas, kažkaip aš toksai buvau gal netalentingas ir mokykloje, pavyzdžiui, aš buvau nuo 1 klasės iki 5 pirmūnas. Kalbėjau visą laiką toj garbės lentoj ten. Bet ne dėl to, kad aš buvau talentingas, bet ten mane mama labai spaudė ir ten atsimenu važiuodavom į kaimą, duodavo sąsiuvinį, surašo man ten kokį 10 raidžių ir turėdavau tas raidės nukopijuoti, kad būtų idealiai vienodos. Bet taip atsiranda perfekcionizmas. Jo, ir dabar savo vaikam daviau tą užduotį, beje, kažkur buvom išvažiavę kažkur ir atsimenu, sėdėm, neturėjom ką veikti ir sakau, ai ne, pas mane darbą atvažiavo, sako, noriu tėtę dirbti. Nu, sakau, dabar einam dirbti. Daviau sąsiuvinį, surašiau tas raidės, nes mano vaikų raštas nelabai gražus, ypatingai berniuko, Angelina dar gražiau rašo. Daviau, tai pirmas tos raidės tokios negražios, paskui žiūriu 2, 3 lapas jau gražėja. Tai va, tai labai geras pratimas iš tikrųjų ir mano, pavyzdžiui, raštas, tai kai moters aš gražiai rašau. Tai ne dėl to vėl, kad aš gimiau talentingas, nes aš rašiau ten labai daug tų sąsvinių, rašiau. Tai tas pats ir su to verslu. Jeigu tu dirbsi, bandysi kažką, aš jau nežinau, mano 20 metų bandžiau viską, ten tų verslų ir 1, ir 3, ir 5, ir 6, kažkur įsigabini ir dirbi toliau, bandai, kaip pasakyti, nepasiduoti svarbiausia. Ir viskas, ir nėra čia pas mane čia jokio talento, aš manau. Bet iš kur turėtos vidinės motivacijos, iš kur turėto tokio, nu davai, nes ir nepasisekė, bet vis tiek darysiu, iš kur? Nu, va, nežinau, kažkaip yra ta tokia motivacija kažką pasiekti. Iš tikrųjų labai, man to didžiausia tokia motivacija buvo, kai gimė pirmas vaikas, Angelina, paskui antras gimė ir kažkaip kai tie vaikai gimė, man toksai buvo kažką veikti, pasiekti, kažkaip nelabai kur eidavom, nes tie mažiukai buvo mažiukai ten, su jais namai tik tai niekur neišeisi, kažkaip nauja šalis čia buvo, tai aš labai daug dirbau, kažkaip pasinešiau tą darbą, keliauti nelabai galėjom, kažkaip kūrėm, darėm, kažkas gavosi. Žinai, aplink, kadangi tikrai esi pakankamai žinomas Čikago ir žinai, žmonės būna ten šneka, čia tas šianas, kaip ir apie mane šneka, taip ir apie tave šneka, kaip patar žmonėm, kaip atstovėti kaip tą savivertę tokią išlaikyti, kad kitų žmonių apšnekėjimas, kitų žmonių kritikavimas tavęs neveiktų, arba bent jau mažiau veiktų. Kažkaip gal nemažai ir iš tavęs esu to išmokęs, nes tu kažkaip anksčiau man pasakodavai, kad ir televizijoje ten dirbus, irgi tos kritikos visokios ten daug turėjus ir kažkaip tu irgi ten per tuos metus užsiauginai tą skūrą ir kažkaip sakydavau, Andriau, jeigu aš ten krypčiau tos komentarus, tai čia jau seniai man būtų su galvelė negerai. Tai kažkaip iš tavęs to gal biškį pasimokiau, kad, ką žinau, jeigu šneka, visiems nepatiksi, vienam patiksi, kitam nepatiksi, tai visą laiką tai bus. Ten tų heiterių ir kuriems tu ten, pavyzdžiui, gal patinki. Tai ir man tas pats yra, gal žmogus patinka, gal nepatinka, tik tiek, kad aš gal savo tos nuomonės nereiškiu, nesakau, kad tu man nepatinki. Bet gal, sakyčiau, žmonėm gal reiktų, gal biškį, gal lietuviam trūksta gal tokio pagirimo, gal pavyzdžiui, jeigu kažkam ten gerai sekasi, kad geriau palaikytų tą žmogų, o ne kad ten smerktų ten. O labiausiai tie smerkia tai, kurie nepasiekia.
Tai tie, kurie nieko neveikia, kurie televizorių žiūri pas mamą, tai ant sofos. Tai dažniausiai tie gal ir šneka, bet šiaip tai jo, anksčiau labai kreipdavau dėmesį, bet dabar kažkaip ne, dabar kažkaip. Nes pamatai, kad tos istorijos, kaip kas kelis mėnesius keičia. Tai kompanijai tas, tai anas, tai penktas, tai trečias ir čia kiekvienas su savo. Jo, kiekvienas su savo nuomonė. Kiekvienas savo istorijom. Savo istorijom ir tiesiog, jo, kaip ir tu sakai, iš tikrųjų niekas nežino, kaip yra. Bet ir dar labai iš knygų daug išmokau, labai daug knygų, sakau, skaityti pradėjęs esu jau daug metų ir ten irgi pavyzdžiai visokie sakomi, kad turi koncentruotis į savo, mažiau kreipdėmėsi, kas sako. Vienintelį gal aš daugiau reaguoju, kai jau mano artimieji, galvoju, kaip tu sakai, ir šeima, ar ten mano darbuotojai man sako, kad kažkas negerai, jau darom kažką, tai jo, bet ten dėl kalbų tai kažkaip jau seniai nebeimu galvą, kažkaip nelabai yra skirtumo ir geriausia neskaitytų komentarų. Teisingai išmokai iš manęs. Taip. Dabar yra žiūrovų klausimai. Tai pirmas klausimas būtų, ar yra nekilnojamo turto mokestis Amerikoje? Taip, yra nekilnojamo turto mokestis, kiekvienas amerikonas moka, jeigu jisai turi namą, nusipirki namą. Tai vidutiniškai Amerikoje, man atrodo, yra 1,9 kažkur 2% nuo turto vertės. Tai tarkim, jeigu namas kainuoja, kaip pavyzdys, $1 000 000, tai va 20 000 į metus reikia mokėti. Vien tik tai už turto mokestį, o čia toks kaip už žemę, realiai, kad tu turi tą turtą ir tu moki valstybei. Ar viskas ir nuo rajonų priklauso, kokiam rajone gyveni? Taip, priklauso, tai sakau, bet tai čia dėl to ir sakau vidutiniškai. Jo. Nes vienur moka 1%, kitur 2% moka. Verslai moka dar didesnius ten. 3 moka ir gal ir daugiau vidutiniškai, jo. Palyginus Amerikos ir Lietuvos verslo apmokestinimą, ar kurtumėt verslą Lietuvoje? Nežinau, ar kurčiau, bet kažkaip seniau tai gal būdavo sunkiau daryti jį, kažkaip viskas labai, nežinau kaip čia lietuviškai pasakyti, taip labai daug strik buvo toksai, sunkiai tos paskolos buvo dalinamos, anksčiau iš vis tų paskolų neduodavo. Žinot, man patiko kažkada labai Bezos, Amazon savininko pasakymas. Sako, Amerikoje labai yra daug labai didelių sėkmingų įmonių, ne dėl to, kad čia amerikonai labai kažkokie protingi ar dar kažkas, nes bankai labai skolina bizniams. Ta prasme, jie nebijo skolinti naujiems bizniams pinigų. Ir automatiškai, jeigu tu tik tai už grynus savo sutaupytus pinigus ten plėstumės ir neduotų tau paskolų, tai tu nerealu čia būtų pastatyti tokių kaip Amazon, kaip Apple, kaip ir mano įmonė būtų žymiai ženkliai mažesnė. Tai va, tai tas pats ir Lietuvoje, ir Europoje, ne tik tai Lietuvoje, bet Europoje aplamai labai sunku tas paskolas gauti, labai sunku tą startą padaryti, kažkaip nepasitikėjimas yra. Aš pats Valonų negyvenau daug metų, tai labai sunku buvo gauti bizniui kažkokį ten labai didelius planus turėdavo rašyti ir nedidelės ten tos sumos. Tai va, tai sėkmiai prisideda labai Amerika, nes Amerika nebijo skolinti ir jeigu tu protingai viską susidėlioji, susiskolini, tai gali išauginti labai didelį verslą. Tai va, tai gal dėl tokių priežasčių aš į Lietuvą nelabai norėjau kažkaip. Nežinau, kažkaip aš buvau grįžęs į Lietuvą pabandyti pagyventi, bet kažkaip man šiaip nelabai patiko, tai galvoju, jeigu negyveni, tai ką ten investuoti. Kažkada atsimenu tavo pasakymą, kai pasakei man, kad būti milijonierium Lietuvoje, tai vadinasi būti genijum. Nu jo, aš pasižiūriu, kaip ten sunku, kad tus verslus daryti, bet dabar jau visai kitaip, dabar iš tikrųjų gal ir nebijočiau, dabar daug mačiau startuolių įmonių, su IT labai plečiasi visokios ten įmonės, labai šaunuoliai. Dabar nauja karta tikrai labai gerai juda gera kryptim. Ar Amerikoje naujai startavusiam verslui yra pelno mokesčio nuolaidos? Taip yra. Ta prasme, jeigu, kaip pavyzdys, jeigu tu perki investuoji, tarkim, mano įmonė, kaip pavyzdžiui, logistikos, tai aš perku vilkikus.
priekabas ir automatiškai tie pinigai depreciation, kaip čia atsiskaičiuoja nuo taksų. Tai kuo daugiau perki, tada tuo mažiau tu moki mokesčių. Tai va, praktiškai kartais gali iš vis nieko nemokėti. Jeigu labai daug perki, investuoji į savo verslą atgal, tai automatiškai tų mokesčių labai tiek sumažėja, kad realiai tu jų net nemoki. Tai čia vėlgi gan protinga sistema. Lietuvoje, kiek atsimenu, tokios nebuvo, nes tu realiai motyvuoji visus pinigus vėl atgal investuoti į ekonomiką. Ir automatiškai tu perki vilkikus, ten perki priekabas, ten fabrikai irgi, ten žmonės darbinasi ir toks gaunasi toks užburtas ratas, kad visur pinigai išleidžiami. Tai Amerika yra labai draugiška verslams, taip? Sakyčiau, tikrai skatina ir padeda. Taip, sakyčiau, tikrai turbūt Amerika number one pasaulyje. Dabar tavęs prisiklausys žiūrovai, visi jau norės į tą Ameriką, verslų daryti, bet dokumentus sutvarkyti čia yra pakankamai sunku. Ir ar sakytum, žmonėm neturintiem dokumentų, tiesiog važiuoti čia ir bandyti, ar visgi pirma svarbu labai yra legalumas ir tada jau tik kai susitvarkai dokumentus, tik tada važiuoti. Kaip šitoj vietoj tavo nuomonė? Matot, įvairiai sunku čia pakomentuoti. Tarkim, važiuoja žmonės dabar, žinau, iš Indijos, važiuoja ten per Meksikas, įsidarbina kažkaip ten per darbo vizą dirbti logistiką, dirba vairuotojais, paskui po 2-3 metų kažkaip ten susiranda žmoną, kuri turi ten pasą amerikonišką, tampa jie piliečiais. Tai žiūrint, kokioje situacijoje gal kaip Indijoje ten labai prastai, kaip pavyzdys gal kažkur kokiose trečiose šalyse labai prastai, gal jiem ir nėra pasirinkimo, jie bando rizikuoja ir gal kažkas gaunasi, bet jeigu Lietuvoje ten gan gerai gyveni, tai aš nemanau, ar taip verta būtų važiuoti ir taip nelegaliai, nes jeigu nelegaliai gyvensi, tai tu visų pirma, nei įmonės tu negalėsi susikurti, nei social security, nei banko sąskaitos atsidaryti, tai tu realiai ant savo vardo nieko negali daryti. Bet, nežinau, jeigu jaunas esi, gali vis tiek bandyti važiuoti kažkaip, o paskui tvarkytis irgi gal susiras žmoną kažkokią, kaip pavyzdys, gal pasiseks. Laimės dalykas. Dirbt ir dar kartą dirbt. Kaip tvarkote su vidiniu pasipriešinimu, kuriant verslą? Sakau, būna tokių ir ups and downs, bet kažkaip aš susitaikau, nes, kažkada man patiko vienas žmogus, neatsimenu, kažkas sako, negali būti taip valygiai visą laiką. Tiek biznėje, tiek, šeimoje, tiek... Čia mirtis vadinasi, žinai, kiekviena linija ligoninėje būna. Tiek kažkokiam darbe, nebus, kad taip kiekvieną dieną viskas stabiliai eina. Taip, pavyzdžiui, su nekilnojimu stabiliau, ten, biškai, žiūrint, kaip darysi, jeigu ten pirksi ir namuose, tai biškai ten stabiliau negu logistikui. Bet iš dalies, tu turi kažkaip priimti, kad, būna ir ups and downs, ir aš žinau, kad ir man bus ir down, ir vėl ir up, ir vėl down. Svarbiausia nepasiduot, never give up, kaip Trumpas sako, never give up. Keep going. Žinai, bet kai būna, pavyzdžiui, tavo versle ypatingai daug žmonių tave supa, tų patarėjų milijonas, vienas tą patarinėja, kitas tą patarinėja. Kaip savo tą, nežinau, išlaikyti tą vidinį tokį, kad aš žinau geriausiai ir čia nesvarbu, kas ką man sakys. Kaip ir pasikartosiu, aš kažkada irgi taip visą laiką darydavau jau seniai nuo jaunystės, kad aš pasikliaudavau savo savo vidinių, nežinau kaip lietuviškai. Nuojauta. Tai net ir paskutinį metu irgi ir klausiau ir Bezos, irgi Amazon savininkas sako, sako, mano didžiausi sprendimai visi buvo padaryti su savo nuojauta. Tu turi turėti savo tą nuojautą. Jeigu tu jauti, kad jau kažkur ten blogai, kažkas negerai, jeigu jau bijoji ir geriau nedaryti. Pas mane labai paprasta. Jeigu aš jaučiu, kad ten bus gerai, tada net negalvoji ir eini all in. Bet jeigu abejoji, kažkas jau taip kažkaip, tai geriau atmesti ir nedaryti. Tai kažkaip labai pasikliauju savo nuojautą, ne tik ten versle, bet ir naujų žmonių įdarbinime ir kažkaip pajauti, žmogus atėjo, kažkas ne tas man su juo. Atrodo fainas, CV geras, ten atrodo supermenas ir taip toliau, bet kaip pasakyti, tu kartais jauti,
nes buvo labai daug darbuotojų prisidarbinę, ypatingai amerikonai, jie labai išmokinti save labai gražiai pateikti, savo prisidaro labai gražius to savo CV, ten labai moka savo labai prišnekėti gražiai per interviu, bet kaip ateina, nieko nemoka. Tai toks turi turėti tą savo tą tokį vidinį. Vidinis balsas turi Vidinis tau. balsas toks turi ateiti iš tavęs, ja. Šeimo irgi vadovaujasi, ne? Vidiniu balsu. Nu, tikriausiai. Ar yra Amerikoje dalykai, kurie tau nepatinka? Jo, yra, tai numeris 1, tai gal iškart pasakysiu maistas, nėra kažkaip, kad būtų... O kas blogai su to maistu? Nu, kažkaip nežinau, grįžti į Lietuvą viskas skanu. Va taip va yra, nežinau, arba nuvažiuoju kažkokį Ispaniją irgi ten mus ne viskas skanu. Lietuva aišku skaniausiai, bet nu čia turi atsirinkti jau vietas, kur tau patinka, kur pabandęs valgyti, kažkaip... Nu, labai daug perdirbto to maisto, ypatingai čia tų visų tokių kavinių, tokių labai amerikoniškai gamina, kas amerikonam patinka, ateini meniu, tai ten burgeriai, sumuštiniai, tas anas. Aš kadangi per daug duonos nevalgau, tai man toksai sunku atsirinkti labai dabar daug dalykų, kai neatsisakai nevalgyti, tai kažkaip sunkokai. Gal dar kažkokių minusų Amerikoje matai? Gal daugiau pasivaikščiojimo trūktų, kažkaip daugiau viskas čia su mašina, gal Europoje daugiau tas toksai tie traukiniai, autobusai, kažkaip šiaip pasivaikščio daugiau kažkur gali nueiti be mašinos. Čia tai kažkaip viskas su mašina, toksai priverčia tave visur sėdėti. O kaip žmonės patys amerikonai, kaip tau ją patinka, nežinai? Jo, amerikonai labai faini, labai draugiški, labai priema tokius kitataučius, toksai su Anglija net nėra ką lyginti. Nežinai, daug kas sako, oi čia labai fake, čia amerikonai labai fake smile, žinai. Ne, nežinau. Pradžiai gal jie tokie, gal pasirodė, gal biški truputį, bet kažkaip pajauti, kad jie tokie nuoširdūs, tokie, jie kažkaip ir išauklėti, taip gal gerb kitus, taip, nežinau, nėra tokio, kad su jais, pavyzdžiui, nu kaip pavyzdys anglas, ne? Prie anglų ateinis, jis su taim gražiai šneka, nueini už nugaros, ten, nu, tarkim, su anglu ten susitinka ir va, sako, žiūrėk, migrantas, tas, jau jisai toksai už nugaros šneka. Amerikonai taip nedaro su jais, ten pašnekiai, ten nueis dviese, jie neapšnekinėja taip, tų migrantų ar šiaip, jie tokie ir kitų ten tų amerikonų tokie, nežinau. O tai kokie Amerikos yra pliusai? Nu, tai pliusai gal didelė šalis, viduje gali ir į Floridą, ta prasme, ten kur šilta, ten kur šalta, Kolorado paslidinė, toksai labai daug gerai, kur ką apžiūrėti, tokių labai yra Grand Canyonai, ten tokie visokie, ten kažkur pakeliauti, pamatyti tokio, kur niekur nematęs, tokių yra tikrai tokių vietų labai wow. Yeah. Nu, tai verslui va, labai gerai. Kas dar? Sunku taip labai taip greit sugalvoti, nežinau. Kažkaip, nu, nežinau, kaip mums sistema tokia, tos mokyklos kažkaip man visai toksai, kaip ir patinka tokia labai ir tos mokyklos tokios tvarkingos. Tau tvarka labai patinka, tai Amerikoje labai daug tvarkos. Jo, tokia tvarka, va, man kas patinka, jo, tai va, gal grįžtam prie tų taksų, gal daug kas nemėgsta tų taksų, aš gal irgi labai nemėgstu, bet man patinka, kad va, jie surinko tus taksus, bet investuoja tas mokyklas, tos kelius, čia viskas sutvarkyta, ten nuplauta, išplauta, viskas taip tvarkingai. Nežinau, kažkaip man ta tvarka labai patinka. Tai atrodo, kaip ir tu turi mokėti už ją. Nu, ta prasme, nėra, kad taip Lietuvoje, pavyzdžiui, ten, kaip pavyzdys, ten gražus kvartalas ir ten, pavyzdžiui, arba ten, pavyzdžiui, keli namai gražus, o kitur nesutvarkyta, ten kokia žolė nenupjauta. Dabar, aišku, labai pasikeitė. Dabar Lietuvoje gal irgi, man atrodo, baudas deda, jeigu nenusipjauni žolės, man atrodo, irgi ten kažkaip va, pastebėjau, bent jau Kėdainiuose labai gražiai sutvarkyta visur. Kažkas man kažką sakė, arba aš gal klystu, bet taip visai kitaip jau. Bet anksčiau tai, pavyzdžiui, būdavo, ten stovi namas, žolė nenupjauta, o kitur sutvarkyta, nu, toksai nėra kontrastas didelis, o čia taip, nu, negali, ten gauni baudą, turi susitvarkyti aplink namą ir taip toliau. Nu, man patinka ta tvarka, patinka gal ta sistema, kad žmonės kaip ir turi eiti dirbti, kažką judėti, nes čia taip, jeigu
nieko nedirbsi, nieko nedarysi, tu neturėsi iš ko gyventi, tu čia prapulsi. Tai, ta patinka ta sistema, kad turi žmonės eiti judėti kažką daryti. Kažkaip Lietuvoje būna, kad kažkas sėdi pas mamą, pas tetę, kažkaip nedirba, kažką toksai, kažkaip yra labai, ne tai, kad Lietuvoje, bet Europoje tokių, kad nedirbančių daug. O čia kažkaip tu turi judėti kažkaip ir vėl tu pinigai, ekonomika eina. Nes labai brangu Amerikoje, tu nepragyvensi, kad čia nieko ne... Taip, nes, įsivaizduokit, jeigu esi kokie 18 metų, ne, tai tu turi jau turėti mašiną, nes pešiomis niekur nenueisi. Nuo 16 teisės. Draudimą turi turėti, ta prasme, už ką pil benziną. Jau tu turi dirbti, nes tau tėvai neduos. Tai automatiškai turi eiti kažkokį ten ar Starbucksą dirbti, ar kažkokią įmonę kažką veikti. Tai vėlgi tie pinigai eina į ekonomiką. O pavyzdžiui, jeigu tu gyvensi kažkur kitur, kur tau mašinos nereikia, tu automatiškai tu gali nedirbti. O kaip tu pats savo vaikus skatinsi dirbti nuo paauglystės? Ar koks tas pirmas darbas? Jau dabar skatinam iš tikrųjų, ir tu jos skatini namuose labiau, ten jos... kontroliuoja ten ir skalbinius surinkti ir tvarkytis ir turim tą sistemą žvaigždučių, kad tą sutvarkiai, gausi žvaigždutę $2. Aš jos skatinu pas mane į darbą ateiti, irgi ten duodu darbų, irgi moku jiems $20 už dieną, jeigu pilną dieną išdirba, jeigu pusę 10. Tai irgi bandau motyvuoti, kad už dyką niekas gyvenime nelabai nori, bet ta prasme, ne kiekvieną kartą ten moku, bet stengiuosi motyvuoti juos kažką pasiekti, kažką padaryti, kad norėtų kažką. Tai gal paskui per sporto pasiekimus irgi stengiuosi juos pamotyvuoti, irgi ten, tarkim, gausi pirmą vietą, ten bus piniginis prizas, antrą vietą irgi piniginis prizas. Trečią mamytės spa. Ne, ketvirtas, man atrodo, mamytės spa, ne? Jo. Mamytės bučkis. Tai ar planuoji savo gyvenimą vėliau galbūt Lietuvoje, ar planuoji grįžti į Lietuvą gyventi? Nežinau, iš tikrųjų, sunku pasakyti. Gal šiai dienai neplanuoju, bet vasarą labai patinka ten, tarkim, pasibūt, labai pasikeitė Lietuvoje gerą pusę. Kas labiausiai patinka Lietuvoje? Kažkaip pradėjo patikti ten tokie maži miesteliai, kažkaip ten prie jūros nuvažiuoti, kažkur tokie didelių miestų nelabai mėgėjas pasidariau, nei į Kauną, ar į Vilnių, kažkaip nebent ten kažkur ten, sakau, miestą vieną dieną pasivaikščioti centre, tai jo, fainai, porą dienų. Bet šiaip gamtoje norisi, kažkur patinka Druskininkus nuvažiuoji, ten pasivaikšti, ten visokių ten pavalgai, visokių atrakcijų vaikams ten yra. Tai kažkokias mažesnius miestelius kažkaip ir pernai buvom nuvažiavę ten į vieną kitą ten miestelį, tai kažkaip visai fainai. Už ką esi dėkingas Amerikai? Už viską, nežinau, už viską, ką davė tiek mano vaikams, tiek tau, tiek man, tiek verslui, viskam, už viską esu labai dėkingas. Niekada nesigailėsiu, kad čia atvažiavau. Tai kaip pasakyti, už viską, ką turiu. Realiai, jeigu ne Amerika, tai galbūt jau nieko neturės. Tai Amerika vadinama svajonių šalimi, tai tu sutinki su tuo pasakymu, kad Amerika yra svajonių šalis. Ar visgi yra darbas ir dar kartą darbas? Kaip pasakyti, gal kaip prieš 10 metų atvažiavam, truputį biškai kitaip buvo. Dabar gal politiškai truputį man ta šalis tokia truputį nusivažiavus, toksai labai dideli nesutapimai dėl demokratų, dėl respublikonų kažkaip, nes 4 metus kažką gerai padaro, paskui kažkaip bando atstatyti kitaip ir taip kažkaip disbalansas labai didelis. Bet šiaip jo, kaip pasakyti, man viskas gerai buvo, bet visą laiką norisi geriau, gal yra kažkur geriau, dar kažkur nepagyvenom, nepabandėm, gal kažkur ir kitur pabandysim pagyventi, nežinau, čia gyvenimas parodys. Bet kol kas džiaugiuosi tą, ką turiu, džiaugiuosi tą, kur sukūrėm, o gyvenimas jau parodys, kaip pasakyti. Ar keliesi savo tikslus, pavyzdžiui, metinius tikslus, 5 metų tikslus, 10 metų tikslus? Nes tikrai pažįstu nemažai žmonių, kurie tiesiog, gyvena, plauka, kaip sakant, pratemčia dieną, pragyventi ir neturi tokių
Jo, aš jau tos tikslus seniai jau gal nuo 20 ten kelių metų kažkaip labai, 23 metų kažkaip tos tikslus buvau susidėjęs. Nu, tarkim, pasibaigti universitetą, kaip pavyzdys, pasibaigti ten kažkokius kursus, pasibaigti ten, arba ten nusipirkti pirmą namą, arba nusipirkti pirmą vilkiką, ar ten, tarkim, nu, turėjau labai daug tokių visokių. Bet svarbiausia, jeigu kažkas nepavyksta, negriauž savęs, nes anksčiau labai griauždavau, nervuodavausi, bet dabar su laiku, nu, tarkim, jeigu norėjai pasiekti ten, tarkim, nusipirkti ten per metus 100 vilkikų, tarkim, jeigu anksčiau labai pjaudavau, bet dabar kažkaip, jeigu nesigavo, ne nuo manęs viskas priklauso ten ekonomiškai, tas anas ir kažkaip labai nebegraužiu savęs. Tai aš gal sakyčiau, svarbiausia, nebegriauž savęs, dėl jeigu kažkas nepavyko, bet tikslai, aš manau, kad labai gerai turėti tikslus. Tai ir savo dienas planuojasi, ne? Ar tiesiog atsikeli ir va, einu į darbą, ar pas tave viskas yra suplanuota? Neplanuojas, visus susitikimus, susirašau visą laiką, viską planuojas, kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną pas mane suplanuota, kaip ką veiksiu, kada sportuosiu, kada, ne minutė, bet kažkaip planuojas viską, jo. Ir man labai patiko Andriaus toksai patarimas man, kad reikia pradėti nuo sunkiausio darbo. Nes aš būdavau tokia, kur tą patį sunkiausią tai vilkinu iki pačio galo, kaip jau viskas jau prispaudžia ir jau neturiu ką daryti, tada jau darau. Tai žodžiu, žinokit, kad reikia pradėti nuo sunkiausio darbo savo dieną. Ja, man irgi būdavo anksčiau, kad toksai, nesvarbu, koks susitikimas, darau kažkaip, bet paskui toksai labai gale dienos toksai pervargsti, kažkaip tie sprendimai tokie būna prasti. Tai vėlgi kažkur irgi knygų skaičiau, kad kažkoks irgi ten verslininkas labai žymus irgi sakęs, kad pirmi susitikimai turi būti patys svarbiausiai iki 12 dienos. Paskui jau tokie lengvesni, jau tų sprendimų tokių realiai nepriminėjai, tokių labiau tik tai šneki, bendrauji, planuojas kažką, bet jau tokie, kur turi sudalyvauti ir nuspręsti, ta prasme, man turi būti iki 12 tokie anksti. Yeah. Nes aš anksti keliuosi, gan kiekvieną dieną kokią 5 valandą ir aš jau 12 valandą jau toksai vis tiek jau gesta batarykos jau toksai. Gal gali dar greitai žmonėm pasakyti, kokia tavo ryto rutina, atsikeli 5? Jo, tai kažkur keliuosi 5, 5:30 kiekvieną dieną, pas prabundu be žadintuvo. Tai va, tai pirmiausia atsigeriu vandens ir tada einu daryti mankštą. Apie 45 minutės darau stretčingo pratimus, tokie kaip joga, tempimo pratimai. Paskui kartais darau tokią kaip mini meditaciją apie 15 minučių, toks kvėpavimo meditacija, labai toks kvėpuojai, ten klausai. Tarp kitko nesakysiu kas, bet iš lietuvių instagramerių ten užmačiau. Tai man patiko jam, jo ta meditacija, tai kažkaip ne kiekvieną tą rytą darau, bet kartais tai tokia motyvuojanti. Tai va ta motyvuojanti kartais, jeigu jau matau, kad kažkaip jau jaučiuosi toksai, down, toksai, tai va aš paklausau tos meditacijos, pakvėpuoju. Paskui vaikams pusryčiai darau kiekvieną rytą, gaminu pagal meniu, vakariau pasako, ką nori valgyti, tėtis pagamina. Tada einu į dušą ir į šaltą vonę, į ledinę, tada apsirengiu ir važiuoju į darbą. Tai va, tai išleidžiam realiai vaikus ryte, tokia mano rutina irgi. Irgi tas įėjo, anksčiau irgi lėkdavau į darbą, prieš vaikų net nepadėdavau nieko, bet dabar įtraukiu tą rutiną ir man tas svarbi, su vaikais pasibendraujam. Pasibūnu su žmona, nes paskui visą dieną būnu išeinu ir nematau, tai man tas svarbu. Tai va, paskui važiuoju į darbą, paskui po darbo važiuoju kartais sportuoti, kokį 4-5 važiuoju sportuoti. Pikabolą labai žaidžiu, mano labai pamiltas sportas, panašiai kaip pedelis Lietuvoje gal. Tai tą labai žaidžiu. Paskui savaitgalis truputį su svoriais pratimų ir visokių ten padarau, tai pamiksuoju biškį ten ir sporto salę, ir į pikabolą. Tai va, tai mano tokia rutina visos dienos ir paskui vakare mygdom vaikus 8:30, surašiam visus ir
nugarytę paglostyti, viską užmigdyti ir tada eini pats jau ilsėtis 8:30, 9. Taip, labai ačiū tau, kad papasakoji savo istoriją, tikrai esu dėkinga ir tikrai tikiu, kad daugybėj žmonių būsi įkvėpimas ir galbūt ir užteks pažiūrėti šitą laidą ir galvos, plemba, jeigu jisai gali, tai ir aš galiu. Gerai, prašau, kad tik tau padėtų. Sveikatą. Aš labai norėčiau paprašyti jūsų, kad paspausite subscribe mygtuką, kuris yra čia apačioje, tai pamatysite visas laidas pirmieji.